Čia Energy Digest – tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 45-oji 2020 metų savaitė. Iš geresnių savaitės naujienų. Naujasis JAV prezidentas žada žalesnę šalies politiką. Klaipėdos nafta imasi tvaresnio Independence išlaikymo modelio paieškų, o Ignitis gamyba sėkmingai išbandė seną elektrinę. Iš tokių vidutinių naujienų nepavyksta užversti prekybos baltarusišką elektrą failo, o būsima energetikos politika koalicijos sutartyje dar miglota. Be visų šių dalykų Litgrid juda pirmyn plėsdama jungtį su Lenkija, o reguliuotojas skaičiuoja gaminančius vartotojus. Štai papunkčiui. Niekas negalės virkti mūsų politinės valios. Jungti su europiniais elektros tinklais. Yra turėti kiek įmanoma žemesnį kainą. Их энергетическое кольцо. Это создает для нас проблемы. Šią savaitę Astravo atominė elektrinė buvo prijungta prie elektros tinklo. Joje pradėti vadinamieji energetiniai bandymai. Jie truks apytikriai iki metų pabaigos, o tuomet turėtų prasidėti pramoninių bandymų fazė. Kiek vėliau šią savaitę buvo surengta ir oficiali jėgainės atidarimo ceremonija, kurioje Aleksandras Lukašenka kreipėsi į Lietuvos ir Lenkijos lyderius, ragindamas gyventi draugiškai ir prekiauti bei mainytis elektros energiją. Vykdydamas vadinamai antiastravinį įstatymą, Lietuvos perdavimo sistemos operatorius Litgrid Lietuvos ir Baltarusijos elektros jungčių pralaidumą prekybai nustatė ties 0 MW. Ignitis gamyba savo ruožtu nutraukė elektros pirkimo sutartį su Interrao Lietuva. Didžioji jos dalis buvo naudojama užpumpuoti vandenį į Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės baseiną. Lietuvos ir Latvijos energetikos reguliuotojai tuo tarpu pasuko skirtingais keliais. Lietuviškasis VERT, likus vos dieną iki branduolinės jėgainės paleidimo, paskelbė naują viešą konsultaciją dėl prekybos elektra su Rusija po Astravo starto. Tuo tarpu Latvijos reguliuotojas patvirtino anksčiau sutartą taisyklių variantą. Jomis vadovaudamasis Latvijos elektros sistemos valdytojas pradėjo prekybą elektra su Rusija. Reaguodama į tai, VERT pareiškė, kad be jo pritarimo šią metodiką vadovautis negalima ir dėrėtų likti prie iki tol galiojusios tvarkos. Pagal ją ir po Astravo atominės elektrinės starto prekyba Latvijos-Rusijos jungtimi nėra vykdoma. Šioje metodikoje tiesa yra ne visai aiškiai įrašyta nuostata, kad perdavimo sistemų operatoriai ir reguliuotojai po Astravo starto vertina naujų pralaidumo, skirto prekybai su trečiosiomis šalimis, skaičiavimo taisyklių poreikį. Uždraudus elektros importą iš Baltarusijos, VERT taip pat panaikino visas prekybos elektra licencijas, kurios buvo paremtos tiekimo sutartimis su elektros gamintojais Baltarusijoje. Jų neteko Energidas, Alpiq Energy, AG Power, Ivex ir Energijos kodas. AN Slovensko, Spectrum Baltic ir Interrao Lietuva leidimai buvo pakeisti, panaikinant galimybę bendrovėms importuoti elektros energiją iš Baltarusijos. Būsimieji valdantieji šią savaitę paskelbė koalicinės sutarties projektą. Jam jau pritarė 2 iš 3 partijų vadovybės. Be Astravo atominės elektrinės situacijos, energetikos sektorius, kaip ir rinkiminėse programuose, yra tolokai nuo aukščiausių prioritetų. Artimiausių darbų sąraše minima absoliuti Astravo atominės elektrinės blokada. Tiesa, nėra nurodoma, ką tai reiškia. Neformaliuose diskusijose antiastravinio sąjūdžio dalyviai yra minėję ir elektros linijų į Baltarusiją ardymą ir sinchronizaciją su Lenkija be Latvijos ir Estijos. Likusioje koalicinės sutarties dalyje apsiribojama saujelė aptakių formuluočių. Būsimoji koalicija stiprins Lietuvos energetinę nepriklausomybę, plėtos žiedinę ekonomiką, įgyvenins absoliučią Astravo atominės elektrinės blokadą ir užtikrins sklandžią sinchronizaciją su kontinentinė Europa ir numatys atsisakyti subsidijų ir lengvatų iškastiniam kurui, laikantis ES įsipareigojimų. Tikėtina, kad ateinančio laikotarpio energetikos politika nemažai priklausys nuo paskirsiamo ministro. Joe Bidenas laimėjo JAV prezidento rinkimus, surinkęs daugiau nei 270 rinkikų balsų. Rašinėjant šią tinklalaidę, keliose valstijose balsai dar buvo skaičiuojami, tačiau demokrato persvara manoma tik didės. Visuotinėme balsavime išrinkti rinkikai savo balsus dar atiduos Vašingtone gruodžio viduryje, o naujojo prezidento inauguracija numatoma sausio mėnesį. Visgi, prezidento galimybės įgyvendinti savo planus lems ir tai, kas kontroliuos Senatą. Jo kontrolės kol kas nėra užsitikrinusi nei viena partija. Naujosios prezidento administracijos energetikai aktualių darbų sąrašo viršuje grįžimas prie Jungtinių tautų Paryžiaus klimato kaitos susitarimo.
Iš jo po 2 metus trukusio ataušimo laikotarpio JAV oficialiai pasitraukė šią savaitę. Taip pat svarstoma, kad JAV prezidentui turėtų pavykti įgyvendinti žaliosios energetikos infrastruktūros programą, įtraukiant ją į ekonomikos skatinimo paketą. Žalesnė energetikos politika atsilieptų ir iškastiniams ištekliams. Svarstomas naujų gręžinių draudimas federaliniuose žemės plotuose, plat skaičiavimu pakoreguotų gavybą. 2025-aisiais JAV būtų išgaunama 1,1 milijono barelių per dieną naftos ir 105 milijonais kubinių metrų gamtinių dujų per dieną mažiau nei be draudimo. Visgi, didžiausios pasaulyje energetikos vartotojos posūkis link žalios energetikos į pasaulinę rinką galėtų išstumti daugiau JAV išgaunamos naftos ir dujų. Pasauliniai naftos pasiūlai svarbus bus ir Vašingtono santykiai su Iranu ir Venesuela. Naftos ir suskystintų gamtinių dujų terminalus valdanti Klaipėdos nafta ieško, kas išnagrinėtų galimybes keisti Independence išlaikymo modelį. Šiuo metu terminalas konkuruoja su dujotiekiais ir jį išlaiko saugumo dedamąją prie dujų kainos mokantis Lietuvos vartotojai. Bendrovė ruošiasi terminalą įsigyti ir norėtų, kad jį reikšmingiau išlaikytų juo besinaudojančios regiono bendrovės. Ją taip pat domina ilgalaikės pasinaudojimo terminalų sutartys. Studijos rengėjai turės įvardinti galimus terminalo pajėgumų paskirstimo mechanizmus ir kainodaros modelius. Ignitis gamyba sėkmingai išbandė 3-ąją Vilniaus termofikacinę elektrinę. Pirmasis iš 2 jėgainės blokų veikia 5 valandas, o bandymo metu buvo pasiekta maksimali jo galia – 180 MW. Elektrinė paskutinį kartą veikia gausiai subsidijuojama dar Vilniaus energijos rankose iki 2015 metų pabaigos. Ją iš Vilniaus šilumos tinklų vėliau įsigijo tuometinė Lietuvos energija, dar vėliau perdavusi elektrinę savo antriniai bendroviai Lietuvos energijos gamybai. Bendrovė nesitikė, kad elektrinė veiks rinkoje, be to jos galią riboja ir azoto išmetimų kiekis, tačiau svarstoma, kad ji galėtų teikti tretinio rezervo paslaugą. Litgrid užbaigė vieną iš Litpolink jungties išplėtimo projekto etapų. 110 kV oro linijų Alytus-Prienai, Alytus-Igliauka ir Alytus-Šeštokai rekonstrukcija. Jungties su Lenkija išplėtimas kainuos 26 milijonus eurų, jį užbaigti tikimasi per pirmus 3 2021 metų mėnesius. Tai yra vienas iš 14 sinchronizacijos projektų. Be to, tai leistų Lietuvai avariniu būdu sinchronizuoti su Lenkija, jei Rusija nuspręstų Baltijos šalis atjungti nuo Brel žiedo. Ir galiausiai, reguliuotojas skaičiuoja, kad Lietuvoje lapkričio pradžioje buvo daugiau nei 7650 gaminančių elektros vartotojų. Per metus šis skaičius išaugo beveik 3 kartus, nuo beveik 2700. Bendrai įrengtoji jų elektrinių galia didėjo nuo 22,5 iki 78,6 MW. Tai vis dar yra gerokai mažiau nei energetikos ministerijos 2018 metais iškeltas tikslas. Šiemet tikėtasi turėti 34 000 gaminančių vartotojų įsirengusių 100 MW jėgainių. Visgi, kai ministerija paskelbė apie šį planą, Lietuvoje saulės elektrą gamino 435 fiziniai ir juridiniai asmenys. Šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams, pažįstamiems. Galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kurią sekdami galėsite užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Kaip ne viską šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsiduria socialiniuose tinkluose. Prašyme rasite visas navigacijai reikalingas nuorodas. Taip pat ir į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklalaidės rėmėjais. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.